truputį apie stulpelių eilučių formatavimą. Galima stulpelio ar eilutės plotį, aukštį galima praplėsti, o dabar praplėčiu kiek ten pikselių ir panašiai, galiu ir atitinkamai ir praplėsti ir aukštį, reiškia, galima kelis stulpelius, reiškia, tempti, o galima iškart nueiti į formatą ir čia, pavyzdžiui, nustatyti stulpelio plotį. Yra dabar 8,43, toks standartas yra, galima padaryti, kad būtų 20, pavyzdžiui, tokios pločio yra. Toliau galima bandyti sužinoti, koks yra pagal nutylėjimą. Pagal nutylėjimą 8,43 yra, tada jeigu aš noriu vėl atstatyti kaip ir buvo, reiškia kaip ir buvo, tai turėčiau parašyti, pavyzdžiui, 8,43 ir mano stulpeliai vėl yra tokie patys. Galima, reiškia, stulpelį išplėsti arba susiaurinti pagal ilgiausią, trumpiausią žodį. Pavyzdžiui, kaip aš matau, ketvirtadienis čia yra pats ilgiausias žodis, galiu atsistoti ant jo ir sakyti, kad format autofit. Tai yra, kad taip stulpelį padarytų, kad tas žodis pilnai tilptų. Aišku, jeigu jis yra ilgiausias, tai visi kiti žodžiai irgi telpa. Jeigu aš pasidarysiu, pavyzdžiui, šitoj vietoj pagal liepą, tai kažkokie žodžiai į stulpelį jau nebetilps. Reiškia, autofit, matot, jau kažkokie žodžiai išlenda už stulpelio ribų. Reikėtų pagal kokią nors ilgesnį, gal lapkritis ar rugpjūtis, net sunku pasakyti, reiškia, tokį turėti. Visiškas yra analogas ir su eilutėm, koks jos aukštis yra 15, reiškia, galima padaryti kokią, 35, pavyzdžiui, turim 35 yra toks. Labai svarbus dalykas stulpeliams ir eilutėms yra jų slėpimas. Jeigu aš, sakykime, pasižymiu, J stulpelį, aš jį galiu nueiti ir yra, reiškia, hide und hide. Aš galiu paslėpti stulpelius, eilutes ir netgi ištisus lapus. Paimu ir, reiškia, hide columns ir nebėra tos raidės, yra I ir J. Kad jį atslėpti, čia toks gaunasi, kaip matot, kad paslėpti stulpeliai yra pirmas požymis, kad neina ne pagal abėcėlę išdėliotos yra raidės. Kad atslėpti, paprasčiausias dalykas, reikia pasižymėti. Pasižymim du kaimynus ir aišku, tada pasižymi ir paslėptas stulpelis. Tada galim nueiti į format, yra hide und hide ir sakyti unhide columns. Ir būtent tas stulpelis išlenda. Aišku, galima ir, reiškia, hide und hide daryti ir keliems stulpeliams su dešinė pele, galbūt net greičiau eina ir dabar unhide ir turim. Visiškas analogas yra ir su eilutėm, jeigu aš pasidarysiu, kad reiškia dešinę pelę, padariau, kad yra paslėpta, matot, dingo, yra 14,23, reiškia tos eilutės yra paslėptos, pažymiu, arba tiesiog taip gal pažymėkim, ir dabar čia nebebus, čia, reiškia, hide und hide rows, reiškia, išlindo. Labai gerai yra paslėpti kažkokius tarpinius duomenis, sakykime, yra kažkokie skaičiavimai atliekami ir taip toliau, yra kaip mokėti algas ir mes galim tiesiog prie žmogaus pavardės, čia mes skaičiavom ir galų gale mes norim tik tai, kad matytųsi išmokėjimas, tai šitos dalykus paimam, paslepiam tuos stulpelius ir turim tokią lentelę. Šitą lentelę taip ir bus spausdinama, o kai reikia kažką patvarkyti, tą patį skaičiavimą perdaryti, mes pasižymim tuos paslėptus ir sakom unhide ir vėl viskas išlindo. Galima, aišku, paslėpti ir, reiškia,
pirmuosius stulpelius kartais atsiranda tokia problema, kad pasislepia pirmieji. Pavyzdžiui, hide paslėpėm, dabar kaip atslėpti. Pats paprasčiausias būdas paspausti ir su pele slinkti į kairę pusę, tada jau matom 4C, reiškia 4 kolonėlės arba stulpeliai pažymėti, atleidžiam, ir galim dabar jau laimingai atslėpti unhide columns. Aišku, jei kažkas yra paslėpta, galim viską pažymėti ir viską atslėpti, bet reiškia geriau jau iškart nustatyti, ką norim paslėpti, ką norim atslėpti. Visiškai analogas yra, jeigu paslėpsiu ir tuos, reiškia, yra hide, iškart prasideda nuo 4, važiuojam į viršų ir yra 4R, reiškia 4 stulpeliai, 3 paslėpti ir 1 matomas ir dabar sakom unhide ir turim visus ir paslėptus stulpelius.